Papasakok, Vilke, apie lėliukų krepšelius. Kokia yra jų esmė? Kokia lėliukų krepšelio esmė? Aš pradėsiu gal nuo tos istorijos, kuri čia nesena. Aš tikiuosi, ta mamytė neįsižeis, kad perpasakoju šitą istoriją. Biški tokia juokinga istorija. Jauna mama užsakė netgi prenumeratą lėliuko krepšelio, nes turi kūdikėlį, kurį reikia jau primaitinti, jau jam reikia pasiūlyti maisto šalia pieno. Na ir mūsų lėliukų krepšeliai pilnai subalansuoti, tam ten nėra nieko, kas pakenktų lėliukui ar kas per anksti būtų lėliukui valgyti. Ir labai greitai gauname tokį prašymą, nebereikia tų krepšelių, nutraukiama prenumerata ir mūsų administratoriai pareigota tokiais atvejais susisiekti ir išsiaiškinti priežastis, kodėl žmonės atsisako tokio gero produkto, kame reikalas, nes visada įdomios tos priežastys, visada renkam statistiką. Ir atsakymas toks, mūsų vaikas nevalgo daržovių. O man, aišku, nuostabu, keista, iš kitos pusės ir nenuostabu, apie tai papasakosiu. Tada jiems sako, tai palaukit, tai jūs patys jas galite valgyti, suvalgysit. Tai mes irgi nevalgom daržovių. Tai viskas aišku tada. Tai vat esmė kokia lėliuko krepšelio. Kad jisai skirtas ne tik pačiam lėliukui, nes pačiam kūdikėliui, kuris yra mažutis tenaise ir mažai suvalgo, gal tiek daug ir nereikia. Ten įdėta į tą krepšelį pakankamai daug, daržovės ilgai stovinčios, užtenka ilgam, bet vis tiek kūdikiui tiek daug nereikia. Dedam tiek todėl, kad mums mažesniais kiekiais neapsimoka paprasčiausiai prekiauti, mes nueitumėm į minusą. Ir, suformuojamas jau ten tas krepšelis, jau toks minimalus, kokį mes galime sau leisti. Ir jisai vadinasi lėliuko krepšelis, nes jisai be svogūnų, be porų, be česnakų ten, be tokių dalykų, kurie tiesiog netinka kūdikiams. Ir įdedame to, kas tinka. Ropės, pastarnokai, cukinija, gabalas moliūgo, morkytės, bulvytės, burokėliai, kopūstėliai. Ir aišku, jeigu lėliukas ėdrus, tai ten, ką žinau, ten per mėnesį gal ir įvyks tą krepšelį ir viskas gerai. Bet prenumerata reiškia, kad tu tą krepšelį gausi paprasčiausiai pigiau. Ir tas maistas tinkamas visai šeimai. Nebūtina galvoti tik apie kūdikį perkant šitą maistą. Esmė tokia, kad jauni tėvai, įsivaizduodami, kad jų vaikas valgys kažką kitą negu jie, labai klysta. Tas vaikas, tas mažiukas lėliukas yra tėvų energetinėme lauke ir jisai norės to, ką valgote jūs. Jeigu jūs stengiatės jį maitinti ekologiškai, pjauti patį geriausią maistą jam pirkti, o patys ėdat bet ką, tai tas vaikas bus nelaimingas, su pirma, nes jo informacijoje yra tas maistas, kurį valgote jūs. Ir jeigu jūs norite užauginti sveiką vaiką, tai pirmiausia patys valgykite sveiką maistą. Ir bandė su manim ginčytis ten tos jaunos mamos. Ne, man nereikia daržovių, man tik vaikui, man nereikia, jūs man neaiškinkit, aš čia geriau žinau. Aš tiesiog norėdavau padėti ir bandydavau ir savo patirties, ir iš kitų žmonių patirties, ir iš galų gale žinių, kurias esu sukaupusi, perteikti tą visą esmę, kad vaikas valgys tai, ką valgo mama, ką valgo tėtis. Ir jis norės to maisto. Ir jeigu jūs kažkaip per prievartą jį maitinsite ten ekologiškom daržovėm, o patys rysit picas, čia niekur nenuvažiuos. Labai greitai jis irgi rys tas picas tenais ir čipsus ir visą kitą, ką jūs laikote maistu. Nes jisai dar netoks protingas, kad kažką tai išmąstytų. Jis tik priima informaciją, kuri tvyro pas jūs, jūsų energetinėme, informacinėme lauke. Tiesiog tai neįmanomas dalykas užauginti sveiką vaiką, jeigu jūs patys cheminio maisto gerbėjai ir ne tik cheminio maisto, dar kažkokių energetinių gėrimų gerbėjai ir panašiai. Tas vaikas anksčiau ar vėliau vis tiek parodys, kad yra kažkokia tai problema su sveikata. Tai dabar sveiką vaiką surasti apskritai sunku. Jeigu pamatai sveiką vaiką, kuris nieko neserga, jisai stiprus, žandai raudoni, energingas, tai jau pradedi tyrinėti, kaip čia, kas čia, ir pamatai, kad tėvai greičiausiai gyvena kaime, daug judesio, daug naminio maisto, vis tiek vyrauja 80% naminis maistas iš artimos aplinkos. Tai nieko nuostabaus. Ir atvažiuoja pas tave į svečius ten kokią giminaitę, miesto mergaitė. Ne, jai viskas gerai, viskas, jinai stipri čia pasižiūri, Dieve mano, silpnutė tokia išbalus, nėra ką lyginti iš tikrųjų. Tai va, tai... Kam mums reikia tų sveikų vaikų? Nežinau, jums reikia, gal aš tai nebeturiu vaikų, amžinatilsį jau mano vaikas, dar norisi, kad tie vaikai būtų sveiki, nes aš pati išgyvenau skaudžią netektį.
Mano dukra turėjo genetinę ligą, tai yra apsigimimas, mutacija. Kaip domėjausi, tai gali būti nuo bet ko, nuo radiacijos, nuo užteršto maisto, nuo specifinių chemikalų, nuo specifinių medikamentų, žodžiu, nuo visko, kas nėra normalu. Tai tą išgyvenus, žinokit, niekam, net ir priešai to nesinori palinkėti. Norisi linkėti sveikų vaikų. Sveikatos visiems norisi linkėti, norisi, kad visiems būtų gerai, norisi, kad vaikučiai sveiki būtų, kad nekentėtų, nes matyti vaiko kančią, tai yra ar savas, ar svetimas vaikas, tai yra be galo skaudu. Ir kam mums reikia sveikų vaikų, tai mes žlugę kaip visuomenė, jeigu neturėsim sveikų vaikų. Mes, kaip aš sakau, mes čia numirsim bedirbdami, mano karta. Mes dar stiprus, mes dar mokame išsikapanoti iš vargų didelių, iš ligų mokame išsikapanoti, žinome, kaip eiti tuo sunkiu keliu, bet jau ta jaunesnė karta, aš už ją nestatau. Ir aš manau, kad mes dirbsime iki mirties, nes nebus kas mums pensijas uždirba paprasčiausiai. Tai vat tam reikia sveikų vaikų, kad tiesiog visuomenė nedegraduotų, nesužlugtų, šalis neišmirtų galų gale. O koks indėlis yra maitinti sveikų maisto vaiką? Ką tai duoda? Pačiam vaikui? Tai pirmiausia, jisai susipažįsta su tikrais skoniais. Jeigu vaikas užaugintas ant tikro natūralaus maisto, jisai norės prie jo grįžti užaugęs. Aš buvau auginama ant tokio maisto, aš gyvenau kaime ūkyje, kur viskas buvo sava, visos daržovės, uogienės, mėsa, žuvis iš ežero, pieno produktai. Ir aš pripratau prie tų tikrų skonių. Ir natūralu, kad aš norėjau prie to grįžti ir aš grįžau prie to. Kažkiek pasiblaškiau po miestus, pavargau, man taip, ten buvo sunku, maistas neskanus, sveikatos nėra. Žodžiu, buvau nusilpusi gyvendama miestuose labai. Tai įsivaizduokite, jeigu vaikas nuo pat pradžių maitinamas normaliu maistu, o ne chemijos pramonės produkcija, jisai susiduria su tikrais skoniais, jisai gauna informaciją, kas yra tas tikras maistas ir jisai ateityje atskirs jį. Ir be abejo, tai vienas dalykas, jis negaus užterštumo, kuris ateina su nesveiku maistu. Jisai bus stipresnis psichiškai, net jeigu ir bus kažkokių tai gyvenimo lūžių, gyvenimo traumų, jisai turės stipresnę psichiką, jisai išsikapanos iš tų gyvenimo audrų. Ką labai sunku pasakyti apie tą ant chemijos užaugintą visuomenę, jinai sėdė ant relaniumo. Kažkas tai tokio. O lėliukų krepšelių esmė, kad visa šeima transformuotųsi, kad mama valgytų irgi tą normalų maistą ir turėtų tokią galimybę, kai ateina kūdikėlis į šeimą, tai tas kūdikėlis gali būti vartai visai šeimai pereiti į kažkokį tai geresnį gyvenimą. Tai va tiek.